Sveiki, mėly švietimo dialogų žiūrovai ir klausytojai. Šiandien svečiuose turime, manau, jums puikiai žinomą Jūratę Bartkevičienę. Sveikas. Labas, Jūratė, malonu, kad atvykai į mūsų ugdymo meistrų studiją. Ir šiandien norim pakalbėti ne tik pasiklausyti jūsų ne kaip jau lektorės, kurie eina detaliai ir pasakoja, ką daryti, truputį išgirsti ir apie jūsų gyvenimą, kaip pasirinkot savo kelią, na ir kažkiek padiskutuoti tam tikrais klausimus, kurių galbūt nepaliečiat ir mokymo metu. Kiek man žinoma, jūs esate baigę, tai yra jūsų pagrindinis išsilavinimas yra mokytoja. Pirminis išsilavinimas yra pradinių klasių mokytoja arba ir iki mokyklinio amžiaus vaikų. Tai galėčiau dirbti ir darželėje, ir mokykloje. Taip. Geras. Ir dabar jūs esate verslo psichologė. Taip. Ir kaip pasirinkot kelią pirmiausia būti mokytoja? Kas atvedė į universitetą ir kas lėmė pasirinkimą šios profesijos? Jeigu iš tikrųjų tai taip labai kurioziškai viskas susidėliojo, kadangi jau taip įvyko gyvenimas, kada tu renkiesi, galvoji kokią specialybę, aš ilgai buvau labai neapsisprendusi. Man gal patiko ir medicina, man labai patiko psichologija, kur aš tikrai daug domėjausi. Man labai patiko aktorinis ir viena iš mano svajonių buvo studijuoti aktorystę ir labai norėjau Klaipėdoje studijuoti. Bet gyvenimas pasisuko ir tai, kad aš baigus mokyklą, jau kai buvo stojamieji egzaminai, aš sužinojau, kad aš jau esu nebe viena šitam pasaulyje ir kad aš netrukus būsiu atsakinga dar už vieną gyvybę. Ir tuomet, natūraliai man susivokė, kad vargu ar aš jau į tą aktorinį įstosiu. Bet kadangi dar prisipažinti ir pasakyti, kad jau esu ne viena, drąsos nebuvo, tai reikėjo kažkur stoti. Tai pasirinkau stoti į pedagoginį Klaipėdos universiteto. Gal natūralu, kad greičiausiai vis tiek širdis buvo linkusi prie šitos krypties, o gal ir tas pagalvojimas, kad netrukus turėsiu savo vaikutį, kad nepridaryčiau klaidų, kad būčiau pati geriausia mama, kokia tik tai gali būti, kad žinočiau visas subtilybės vaikų iki mokyklinio amžiaus. Tai ir pasirinkau, bet labai tikėjausi neįstoti. Nes galvojau, kad jeigu neįstosiu, tada bus lengviau pasakyti tėvams, ir pirmi metai tiesiog vaikutis. Tačiau įstojau iš pirmo karto, išlaikiau visus egzaminus, nesistengdama kažkokiu mistiniu būdu. Man tai pavyko ir išvažiavau jau ir studijuoti ir mokytis. Tai paskui perėjau į neakivaizdinę ir taip ir baigiau pirmasis studijas. Iki mokyklinio. O sakykit, tai ar pavyko būti mama, kuri nedaro klaidų ir pasinu? Matau. Žodžiu, lūkestis į tai, kad galima užauginti vaiką be klaidų yra turbūt neegzistuojantis. Viena netgi iš mano didelių klaidų, kurią paskui man vyriausia mano dukra ir įvardino, sako, aš labai dažnai tave mačiau tobulą. Visada siekiančią tikslo, užsispyrusią, norinčią padaryti geriausiai. Ir visą laiką aš bijojau, kad aš nebūsiu tokia tobula kaip tu. Ir tai manau, kad mano viena iš didžiausių spragų ir klaidų padaryta auginant vaiką. Ir sakau, bet tugi matėjai mane ir verkiančią, ir pykstančią. Rečiau sako, nes tu pasislėpdavai, kai taip jausdavaisi. Ir ji buvo teise. Iš tikrųjų, man tuo metu atrodė, kad vaikas neturi to matyti. Tai dabar aš suprantu, kad vaikai turi matyti mus ir netobulus, nes būti su tobulu žmogumi yra labai sudėtinga. Geras. Kažkaip labai rezonuoja, nes esu ir pats tėvas, ar ne, ir jaučiu, kaip tas tobulumas daug kur aplinkoje jisai vyrauja, ar ne, ir tėvai siekia gal ne kiek patys būtų tobuli, bet kiek padaryti vaikus tobulais, ar ne, ten vesti pačią geriausią mokyklą, kad jie būtų patys geriausi, nuostabiausi ir taip toliau, ir kiek sukuria įtampos ir galbūt sukuria ne savo gyvenimo kelią, ar ne, ir pati sistema mokyklos turbūt irgi kažkaip bando mūsų visus padaryti tobulais, gerai išlaikyti egzaminus visi turi ir taip toliau ir panašiai. Geriausias. Būt geriausias, ar ne? Ir man tai gražu, kad tas tobulumas iš tikrųjų trukdo labiau negu padeda, ar ne? Nes natūralu, kad mes gyvenime darom klaidas. Norint būti tobulu, tai dažniau turi pasirinkti nieko nedaryti, ar ne? Toksai, nes
nu, kuo tu daugiau darai, tuo tu labiau klysti. Ir nu, mano vyriausiai dukrai būdavo, sako, rašau ir aš bijau suklysti, padaryti negražiai, tada supykstu, tada iš naujo viską darai, tada tu savim nepasitikė, kad tau net raidžių nepavyksta parašyti. Nors, ką apie tave tai pasako, kad tu dar tik tai mokaisi. Ir dabar aš jau vaikam aiškinu, jūs turit daryti klaidas. Tiesa, mes tik klystant galim išmokti, klysti nėra blogai. Ir pripažinti, kad suklydai. Taip, klysti yra gerai, bet daug svarbiau yra pripažinti, kad suklydai ir ką aš su ta klaida darysiu. Tai va čia pats pagrindas. Aš tik galvoju, kad dar ir mokytojai tam tikrą prasme irgi turi tam gyvena tokiam įsivaizdavime prieš vaiką, kad jie yra kažkokie tobuli, nepažeidžiami ir taip toliau, nes lygiai taip pat yra žmonės, ar ne, kurie turi savo kažkokių tai iššūkių ir jie tikrai daug pažįstų mokytojų, kurie bijo klysti prieš vaiką ir bijo pasirodyti silpnesnis už vaiką, mažiau žinantis ir taip toliau. Taip, ir iš tikrųjų yra, kai mokytojas, šiais laikais vaikai tikrai ir daugiau tos informacijos, lengviau prieinama, ar ne, ir jie tikrai gali daugiau kažkur sužinoti. Ir kartais, ar ne, yra tas, kad vaikai galbūt ir kitose šalyse labiau pabūna, arba tėvai ten, nežinau, kalba tam tikromis temomis, kur kartais gali užduoti tokius klausimus mokytojui, kur tu supranti, kad tu nežinai. Ir kad tu nežinai. Ir sakai, geras, nežinojau, gali papasakoti daugiau, pasidalink apie tai. Bet ne, mokytojas užsidaro, kaip aš galiu nežinoti. Čia dar ne šita tema, dabar čia dar nekalbėsime, ar ne? Tai va tas net ir mokytojų mokėjimas parodyti, kad aš irgi klystu, vaikams suteikia galimybę augti. Čia tam tikrą prasme turbūt ir tam tikrą lyderystę yra gebėjimas būti silpnesniu. Aš manau, kad tikrai, net nesilpnesniu, o supratimas, kad visi žmonės klysta. Taip. Tai prasme, kad nuo to, kad tu suklysti, tu nesi silpnas. Sutinki? Taip, ta prasme, tu netampi silpnas klysdamas. Tu tiesiog suklydai, padarai klaidą, kurią tu gali pripažinti ir ištaisyti. Čia kažkur skaičiau kažkokią istorinę knygą, kad kodėl Didžiajai Britanijai pavyko taip uždominuoti pasaulyje, tai kad pas juos buvo kultūriškai priimta nebijoti klysti ir mokytis iš savo klaidų, dėl to jie darė, bandė ir taip toliau, ir dėl to ta visa imperija kažkurio metu buvo didžiausia pasaulyje. Ne? Ir sakoma, kad būtent dėl šitos savybės, ar ne? Aš tai tikrai tikiu, kad tik klysdamas tu gali nemalonu suklysti. Sutik, padarai klaidą ir taip. Be abejo. Skaudu. Ir ypatingai gal dar ir mano ar tavo kartos, ar ne, tas yra tas toksai nepopuliaru klysti. Nors ir dabar vaikams yra nepopuliaru suklysti. Ir aš manau, kad mes turime labai daug kalbėti apie tai, kad klaidos nerodo tavo silpnumo ir net pažymys nerodo, kad tu esi kažkoks blogas ar geras, ar ne? Vaikas. Tiesiog pažymys atspindi tavo tos dienos. Kažkokią tai nuotrauką, nuotaiką ir taip toliau. Taip, tiesiog galbūt žinias, gal taip nepasimokai, gal nesupratai, gal blogai miegojai, gal mokėsi paskutinį vakarą arba rytą ir tavo smegenyse neliko ilgalaikės informacijos. Tai gali būti visaip, o gal stresas tave labai stipriai apėmė, bet po kiekvieno dalyko tu gali padaryti išvadas. Aš vakar turėjau su savo sūnum, jam 10 metų, tokią situaciją. Nepadarė namų darbų ir mes esam susitarę, sakau, kad pažymiai nėra kažkoks labai svarbus dalykas, man, sakau, svarbu tavo pastangos ir kad tu padarytum namų darbus, galų galia tiesiog čia yra tavo pareiga. Ir kažkiek laiko buvo vėl nepadaręs, paskui laiko tarpas buvo, kai padarė ir dabar vėl nepadarė ir jo pasiteisinimas buvo, čia man draugas kažką tai sakė, trukdė ir taip toliau. Ir aš supykau, taip sakant, ir jis jaučia, kad aš supykau ir lyg ir verkti ir kažką, ir aš jam pasitinu, sakau, žiūrėk, sakau, aš nepykstu ant tavęs, kad tu nepadarysi, sakau, aš pykstu ant tavęs, kad tu nesugebi pripažinti, kad tu esi kaltas, kad tu nepadarai namų darbų, tu sakau, tu dabar nuleidai atsakomybę kažkur kitur, sakau. Ir tas sugebėjimas, ir nesitengi daryti jo tobulų, bet kai tu pripažįsti, kad tu kažką negerai padaryti, taip gali tobulėti. Nes, tu nepadarei, man neįdomu tavo draugai, ką jie sakė, tai tų draugų yra problemas, teisingai. Taip. Jie irgi nepadarė. O kas mano to, o tu nepadarei, ką tu? Tai tas, nieko čia vaikai nuo to mokosi. Gerai pasielgiau. Taip, aš manau, kad tikrai taip, nes čia ir yra kalba, ar ne, kad tu turi pripažinti
Nes kai pripažįsti, tu gali padaryti išvadas. Nu, nepadariau, tai kaip tu darysi dabar? Tu vis tiek turi tai padaryti. Nes mano sūnus lygiai taip pat, tai jau nepadariau, jau vis tiek Kaip ir nepadariau, tai kaip laikas, jau ir viskas. Ne, sakau, nepadaryti, tai dabar vis tiek turėsi padaryti. Ir tada tu žinai, kad... Žinau šitą reakciją puikiai. Amžinybė. Sako, mokytoja neliepia daryti. Taip. Nu, sakau, mokytoja neliepia, bet aš tai liepiu. Aš sakau, taip. Kad reikia padaryti. Jūrate, kaip baigėt studijas, gimė vaikas ar ne, ir kaip tas kelias į psichologijos studijas pakrypo, ar ne, kaip nusprendėt, kodėl nenusprendėt, pavyzdžiui, dirbti mokyklą, ar gal dirbot kažkurį laiką mokyklai, kaip pasirinko tolimesnį kelią psichologijos studijas? Irgi labai toksai įdomus atsitiktinumas, aš jau ir studijuodama pedagoginiam, man vienas iš įdomesnių dalykų buvo žmogaus psichologija, raidos psichologija, kaip viskas vyksta. Ir bet kuriuo atveju mano mintise visą laiką kirbėjo tas psichologijos studijos, ar ne, kaip čia viskas vyksta. Tačiau, vieną dalyką žinojau, kad tai yra tik tai Vilniuje ir Kaune, bet labiau mane domino Vilnius. Ir tuomet žinojau, kad magistro aš kaip ir studijuoti pabaigus pedagoginio negaliu. Turiu dar baigti bakalauro, kadangi turėjau jau vaiką ir kuriam jau reikėjo eiti į mokyklą. Tai nebuvo tokių labai patogių gal sąlygų, ar ne, kad galėčiau vėl studijuoti dieniniam, ar ne, ir taip auginti vaiką. Tai vieną kartą bendradarbė atėjo man su lankstinuku ir sako, žiūrėk, Jūrate, yra neakivaizdinės studijos. O, sakau, geras, tu baigiai, sako, baigsi dabar bakalaurą ir tu gali bandyti stoti. Ir tada taip sužinojau, kad yra neakivaizdinės studijos, tai pabaigiau jau Klaipėdos universitetą. Įgijau diplomą ten ir jau paskui sėkmingai išvykau į Vilnių, stojau į psichologiją, įstojau, konkursas buvo tikrai didelis tuo metu, bet įstojau ir besimokydama jau atradau ir organizacinę psichologiją. O kodėl organizacinė psichologija? Nes galima rinktis ar ne asmeninė taip, psichologija? Taip, buvo taip, pasirinkimas buvo ir pedagoginė psichologija, galėjai ir klinikinė, ir organizacinė. Tai buvo 3 dalykai. Mane labai gal sužavėjo dėstytojai, kurie dėstė apie organizacinę psichologiją. Tai turbūt, kaip ir mokytojai, ar ne, jeigu tave sužavi tam tikras dalykas, tai tu tą dalyką įsimylė, ar ne? Tai tau jisai, man tai buvo su matematika, aš įsimylėjau matematiką ir istoriją buvau labai įsimylėjus, nes tai buvo mokytojai. Ir mane sužavėjo, kaip visa ta mūsų psichologija, žmogaus elgesys atsispindi organizacijoje, ar ne? Kaip ir organizacijos kultūra, kaip visi tikslai, kaip viskas priklauso nuo vadovo, kaip priklauso tuomet nuo darbuotojų, jų motyvacijos. Ir man tai buvo kažkoks naujas visiškai atradimas, lobis, kažkoks toksai suvokimas, kad noriu ten. Ir nesigailėjau nė kartą. Iš tikrųjų, tai aš galvoju, jūsų išsilavinimo, kaip čia, mozaika yra labai tokia gal unikali, net nežinau, ar galima dar atrasti kažkokių panašių žmonių, kurie turėtų ir pedagoginį išsilavinimą, ir paskui psichologijos, ir paskui dar verslo psichologijos, toks labai įdomi sintezė. Ir aš taip galvoju, kadangi vis tiek mes čia bendraujam apie mokyklas, apie mokytus, eikime į mokyklos temą ir tenka girdėti dažnai iš vadovų, kad ką aš čia direktorius, ką man ta lyderystė, nieko aš neturiu jokios įtakos šitam dalykui. Kaip yra vis dėlto iš tikrųjų, ar tikrai ta lyderystė jau tokia jau nereikšminga ir taip jau neturinti visai įtakos mokinių rezultatams turbūt. Turi. Aš manau, kad tikrai turi ir tikrai prasideda viskas nuo pačio lyderio. Taip, mes neturim permesti visą atsakomybę lyderiui, ar ne? Ir kaip sako, pas mane ten direktorius va toks, tai va aš irgi toks. Suaugę žmonės prisimkim jau atsakomybę ir savo. Tačiau lyderis gali labai daug. Ir jeigu lyderis aiškiai žino kryptį, jeigu aiškiai žino, apie ką mes kalbame, ko mes tikimės, ko mes norim iš tos pačios organizacijos. Ir taip gali sakyti, bet yra baziniai dalykai, yra įstatymai, kuriais remiamės. Taip, bet yra ir ta pati vizija ir žinojimas, o kaip aš viso to tikslo sieksiu. Ar, ta prasme, kokius aš taikysiu tos pačius, ar ne, drausminimo metodus klasėse. Kaip, ar aš naudosiu kokias nors korteles bausmių, kad nubausti. Ar liepsiu rašyti pasiteisinimus. Ar aš ugdysiu sąmoningumą, ar ne, kad
tai ilgesnis kelias, ženkliai ilgesnis kelias, nei parodyti vaikui kortelę ir per baimę jį auginti, bet aiškinant elgesio normas ar neprimenant, kokios yra taisyklės, yra kelias. Bet kai visa organizacija tai priima, ir aš visose klasėse tai yra puoselėjama, vaikui yra daug lengviau suprasti tokias taisyklės, negu kad atskirai kiekvienas mokytojas savo atskiras taisyklės įsiveda. Bent jau taip. Bet jeigu tai yra plačiai organizacijos prasme, tai viskas priklauso nuo lyderio. Kaip jisai suformuoja, kokį toną užduoda, taip ir viskas formuojasi. Galų gale, žiūrėk, mokytojai, tai yra be galo sudėtingas darbas. Sutik, ar ne? Tu turi turėti tokį stiprų stuburą pasirinkdama šitą profesiją. Tikrai apie tai pakalbėsim vėliau, čia tikrai labai aktuali tema yra. O galit pasakyti maždaug, o kaip jo vadovas ir mokytojų santykis yra vienas dalykas, ar ne? Ir ten lyderystė, aš asmeniškai irgi esu vadovas ir tikrai neabejoju, kad lyderystė turi super didžiulę įtaką rezultatams, savijautai, ar ne? Kokie pagrindiniai principai mokytojo kaip lyderio, ar ne, yra? Nes jūs irgi paminėjot matematiką, istoriją prisimenat, aš irgi prisimenu iš savo mokyklos fiziką, geografiją, matematiką mokytojus, ar ne, kurie kokie pagrindiniai galbūt dalykai galėtų būti pas mokytoją, kurie išsiskiria ir padaro jį lyderiu? Pagarba. Man atrodo vienas iš tokių esminių, kada tu gerbi... Pagarba vaikui, ne? Sau ir vaikui. Apskritai, ar ne? Žmonėms pagarba, nes kartais labai gerbiam save, bet pamirštam gerbti vaiką arba jį žiūrime kaip jį, tas, kuris trukdo arba kažkaip tai, jisai ne taip elgesi, kaip aš susigalvoju, ar ne? Bet tas, pagarba, tada aš manau, kad labai stipri ta pati empatija, suvokimas tokio paprasto dalyko, kad vaikas savaime iš savęs nėra blogis, ar ne? Ir kad tam tikras elgesys parodo, kad vaikui kažko trūksta. Kažkokios išorės problemos, kurių mes šiaip kad kažkas tai yra, ko mes nenorime, gal kartais ir kartais gal norime, bet negalime ir nepamatyti. Tai tas sugebėjimas pajausti. Ir manau, kad mokytojas kiekvienas turi turėti labai aiškias taisyklės ir ribas. Kai vaikai supranta, ko tikisi iš jo mokytojas, kokios yra klasėje taisyklės ir kaip jomis vadovaujamis, ir laikosi pats mokytojas tų taisyklių, ne tik reikalauja iš vaikų, ar ne, o aš čia mokytojas galiu nesilaikyti. Toks elementarus, ar ne, kaip labai dažnas, mes nekeliam balso, ar ne, nerekiam. O pats mokytojas kelia balsą. Taip, taip. Kaip iš čia dabar? Tai kaip tada vaikas gali tų taisyklių laikytis? Taip nesigauna. Tai bala ir toks, matau, kad kadangi tenka lankytis klasėse ir vaikai iš tikrųjų kartais elgiasi laisvai, atrodo, kad viskas labai faina, lygtais jie kažkaip save realizuoja, bet klasėje toks atrodo, netvarka nemoku nepaaiškinti, tokia nesijaučia darnos. Ir yra mokytojų, kur mokytas yra galbūt griežtesnis šiek tiek, bet yra tvarka ir vaikai žino savo vietą ir taip toliau. Kuris tas modelis yra, nežinau, gal geresnis, ar kuris turi, kuris yra geresnis, kuris turi pranašumų ir trūkumų, ar ne, ir ten yra lyderystė tam tikra. Dar nepaminėjai, kad yra ten, kur tyla tokia mirtina tyla, bet vaikai iš vis nedrįsta nieko klausti. Aš čia sakyčiau, yra smurtas psichologinis tam tikras, ar ne, bet aš kalbu apie tokią pagarbę tylą, kad vaikai, kaip jūs sakote, yra taisyklės, ribos ir vaikai žino, ką jie gali, ko jie negali. Aš galiu pasakyti, pas mano sūnaus klasė yra tikrai labai aiškiai tvarka, bet vaikai myli mokytoją, be galo myli, ar ne? Ir tikrai esu matęs klasių, kur nėra tvarkos, bet lygtais vaikai irgi jaučiasi puikiai. Visai neblogai kartais, aš kaip sakau, vaikai gali jaustis ir ten, kur nėra ribų, kur aš darau, ką noriu. Noriu, dabar darau, noriu, paskui padarysiu, noriu, patinka, noriu, nepatinka, man per sunku, gal dabar nedarysiu, gal kažkaip tai taip kitaip. Vaikams su laiku, kada tu atmetinėji, tu pasakė, kad dabar nenoriu įdėti pastangų, dabar man ne ta nuotaika ir aš nesimokysiu. Vaikučiam ne ta nuotaika, gerai, biški pailsėkim. Rimtai, gyvenime būna ne ta nuotaika, bet tu turi dirbti ir tu turi padaryti tą darbą. Nes jeigu mes visi darytumėm tik pagal nuotaiką, sutik. Chaosėlis. Man šiandien nėra nuotaikos aptarnauti žmogaus. Nėra. Ir tai ką aš tada sėdėsiu ir sakysiu, palaukit, ateikit po valandos. Pagerės nuotaika. Vaikams yra daug saugiau ir geriau, kai yra aiškios taisyklės ir ribos, kaip ir mums suaugusiam. Sutik.
netgi darbe tam pačiam, ar ne, kur tu aiškiai žinai, ko iš tavęs tikisi, žinai, per kiek laiko tu turi tai padaryti ir žinai, kaip tai reikia padaryti. Ir ten, kur gerai, kai turėsit laiko, kai turėsit nuotaikos, nu kur yra geriau. Be abejo, turbūt apibrėžtumas mažiau streso kelia, ar ne? Nes Būtent. kai yra neapibrėžtumas, tada atsiranda papildomas streso dirgiklis. Ir interpretacijų. Vienas suprato taip, kitas suprato Taip. 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 Geras. Ačiū labai. O kokios, prie mokytojų grįžtant klausimo, didžiausi iššūkiai, problemos yra mokytojų ir tėvų santykyje? Iš jūsų patirties. Gal tas susikalbėjimas, ar ne, lūkesčiai. Jo, aš čia turiu pasirašęs apie lūkesčius, nes lūkesčiai yra ta taisyklė, lūkesčiai minus faktas ar kažkas tokio yra lygų laimė, ar ne? Tai kuo lūkesčiai mažesni, tuo tavo laimė didesnė, ar ne? Arba kai tu aiškiai žinai savo lūkesčius ir tie lūkesčiai sutampa su kitos pusės lūkesčiais, ar ne? Taip, taip. Tai tada yra, viskas paprasta. Ir dar vienas dalykas, kai mes savo lūkesčius išsakom. Taip? Ir gaunam patvirtinimą, kad tai yra realu arba kad tai yra nerealu. Ir tu sugebi tai priimti. Ir ne, aš galiu sakyti, aš labai ten tikiuosi, nežinau, šventinės vakarienės. Labai tikiuosi. Ir vyras man sako, istorikas, bet šiandien ne. Taip? Gerai, o kada? Kitą savaitę, trečiadienį, gerai. Ir aš sutinku arba ne, ar ne? Taip, bet aš išsakau savo lūkestį. Tai lygiai taip pat mokykloje su tėvais. Kas atsiranda, kad dalis tėvų įsivaizduoja, kad atidavę vaiką į ugdymo įstaigą, visa atsakomybė tenka mokytojui. Taip. Na, ta prasme, aš jau atidaviau, ko jūs dar norit? Tai jeigu jūs nesusitvarkot su mano vaiku, čia jau nebe mano problemas. Tikrai, tiesa, kas geriausia pažįsta savo vaiką? Tėvai. Tėvai žino, bent jau turėtų žinoti, ar ne, kas jam patinka, kas jį motyvuoja, ko jisai bijo, kaip jisai manipuliuoja galų gale, ar ne. Ir tuos dalykus, jeigu mes stebimės, labai gerai suprantam, ar ne. Aišku, jeigu nestebim, gal sudėtingiau. Aš esu susidūręs, kur tėvai nežino, kad vaikai manipuliuoja. Arba nenori žinoti. Kartais, taip irgi yra patogu, ar ne. Tai čia... Bet vėl, kai yra santykis su mokytoju ir tu apie tai kalbiesi ir tu tai išsakai, vaikui nebėra galimybės manipuliuoti. Turbūt kaip su išsiskyrusiais tėvais, ar ne? Yra, kad jeigu jie tarpusavį nesutarė tam tikrų Taip. principų, tai tada vaikas manipuliuoja ir vienu, ir kitu tada. Taip, įsivaizduoju, mokytoja nesakė, kad bus kontrolinis ir davė netikėtai ir dėl to gavau blogą pažymį ir kaip ta mokytoja gali? Vietoj to, kad paklaustumėm, o mokytoja sako, kaip tai nesakiau? Sakiau, jau žinojo vaikai prieš savaitę. Tai tai reikėjo pakartoti, nes gal jisai negirdėjo. Tai kieno atsakomybė klausytis? Tai jeigu jisai negirdėjo, pasiekmė jam. Ne mokytojo, tai jau yra atsakomybė, ar ne? Tai va čia, kai tėvai perkelia labai daug atsakomybės mokytojui, tai mokytojas dalį prisiema, dalį neprisiema. Ir gaunasi toksai, aš tikėjausi, kad jis ateis į mokyklą ir viską išmoks, o jūs jo ir neišmokėt. Bet lygiai taip pat ir mokytojai susikuria lūkesčius, kad pavyzdžiui, namų darbus turi atlikti vaikai kartu su tėvais. Ar ne? Atsėdėkit ir padarykit, čia dar ir papildom. Rimtai. Ta prasme, čia jau mes turim ugdyti, kad tai yra vaiko atsakomybė, ne tėvų atsakomybė namų darbus daryti. Tėvai mokyklą baigia. Gerai, mes gal truputėlį kitaip baigiam, dabar įdomesni uždaviniai, gal ir smalsu. Bet iš to smalsumo atskirai galėtumėm padaryti nuo vaikų, o ne už vaikus namų darbus. Ne? Man patinka egzaminą kartais spręsti. Taip, bet dėl savęs, teisingai. Taip, dėl savęs. Tai čia tas, aš manau, kad didžioji problema yra lūkesčių nesusitapatinimas. Esu susidūręs su panašia situacija su savo vaiku, tiesiog atsimenu, su mokytoja grįžo vaikas, ten iš dailės įvertinimas, ten blogas įvertinimas. Ir vaikas sako, mane blogai įvertina. Ir galvoju kažkaip, nesąmonė, kaip galėjo, taigi dailė toks dalykas, jau super subjektyvus dalykas. Kaip čia gali įvertinti iš vis? Ir mokytojai laišką, bet taip atsargiai, mokytoja kažkaip čia gal su ta dailė reikėtų tai pasižiūrėti šiek tiek labiau pro pirštus. Aišku, šitą piešinį pažiūrėjau, nežinau, nesu specialistas spręsti, kokiam amžiui, kaip vaikas turėtų piešti. Mokytoja man labai pagarbiai ir gražiai atrašė. Mielas Mindaugai, aš prašiau nupiešti mėnulį, jis nupiešė saulę. Tai tas vertinimas, sako, yra ne apie tai. Tai čia toksai buvo man įsitikinimas, kad vaikas vis dėlto manipuliuoja manim ir kad tai, ką jisai sako,
nebūtinai yra tiesa. Nu taip, tam, kad vaikas išvengtų tam tikrų dalykų, nu jis tikrai susigalvoja. Nežiūrėjau, kaip mano sūnus sako, mama, man sako, kartais man atrodo, kad man tikrai nepasisekė. Nesvarbu, kas įvyktų, aš dar negrįžtu namo, tu jau žinai. Nu, čia taip, jo, taip jau būna. O kaip mokytojams bendrauti su tokiais tėvais, kurių lūkesčiai yra tokie, apie kuriuos tikrai mes susidurėm kiekvieną dieną, kad ateina ir galvoja, kad mokykla iš jo turi iš to vaiko padaryti kažkokį tai, nežinau, žmogų geresnį, negu jis yra iš tikrųjų, išmokyti visko ir panašiai ir taip toliau, ir kad tėvų atsakomybė ties mokyklos įėjimų į mokyklą ir pasibaigia. Kaip mokytojai bendrauti, kokiais principais vadovautis bendraujant su tokiais tėvais? Gal pradžiai labai svarbu, aš kaip sakau, užmėgsti kontaktą nuo pat pradžių, ar ne? Kai vaikas pradeda eiti ir kad mes apsitariam iš viso, ką mokykla siūlo, ką mokykla duoda ir ko mokykla tikisi iš tėvų. Tai turbūt visi sutiksim, kad mokykla yra ugdymo įstaiga, ugdymo. Ten, kur mes ugdom, ar ne? Ten, kur mokosi tam tikrų akademinių dalykų, plus ten vaikai mokosi socializacijos, ar ne? Mokosi spręsti įvairiausius ir tarpusavio santykius, konfliktus, ieškoti draugų, kaip bendrauti ir taip toliau, ar ne? Tai ta prasme, yra labai daug dalykų. Mokosi ir klysti, ir iš klaidų mokytis. Nu, gauni tame ugdyme daug, bet auklėjimo atsakomybė yra tėvų. Tėvai auklėja vaikus. Tai tėvai turi išmokyti vaiką ir tos pačios atsakomybės, pagarbos savo ir pagarbos mokytojai. Nu, negali vaikas ateiti ir draskyti ten akių, spjauti mokytojui ir sakyti, aš pasiskūsiu tėvams, ar ne? Nu, pasiskūsk, labai gerai, kad tu vaikelį pasiskūsi, vadinasi, ieškosim bendro sprendimo. Bet kai dabar mokytojai bijo tų pačių tėvų, nes ateis ir aiškins, kad aš kažkaip neteisingai bendrauju su mano vaiku, nes jam dabar kažkaip tai ten kažkas tai yra. Aš nesakau, yra mokytojų, kurie tikrai netinkamai bendrauja. Aš čia kalbu apie tą situaciją, kada, iš tikrųjų yra peržengiamos ribos iš tėvų, iš tėvo, iš mamos pusės, ar ne? Tai tavai nubrėžti ribą, tas pats, net perkelti per klausimą. Man, pavyzdžiui, kai tėvai ateina, jums gaila parašyti didesnį vaikui pažymį? Ar gaila? Nu negaila. Taip, bet gerai, žiūrėkit, aš parašysiu vaikui didesnį Kokią pamoką išmoks vaikas? Kalbėkime apie vaiką. Bet jūs jam sugadinsit gyvenimą. Kaip aš galiu sugadinti gyvenimą, kai jis neatsiskaitė ir neišmokė? Tai kas gadinasi savo gyvenimą? Tiesiog, kad pereiti diskusijose per tuos klausimus užduodant tėvam. Kas bus, jeigu mes pataikausim visą laiką vaikams? Kas bus, jeigu mes nebrėšime vaikams ribų? Kad mokytojas, aš linkiu vaikui gero. Ne dėl to, kad, aš čia susigalvojau kažkaip taip neduoti tam vaikui pažymį. Čia yra ne apie tai, bet brėžti ribą ir pagarba atsiranda nuo suaugusio žmogaus. Na taip, iš tikrųjų, jo, čia didžiulis iššūkis yra, nes vėl dar labai nuo mokytojo priklauso, ar ne, kuris gali būti ateina koks nors verslininkas ar dar kažkas, kuris turi didelį ego, ir kartais mokytojams turbūt yra nelengva kartais ir atsilaikyti. Taip. O tai, ir įsivaizduoju, ateina, tai ką tu čia, pasižiūrėk, ar ne, čia tavo atlyginimas. Būtent, aš apie tai kalbu, kad ir iš tėvų ateina nepagarba į patį mokytoją, ar ne? Ir kaip su tuo dorotis pačiam mokytojui, nes jis atlyginimo savo nepasikels ir nebus ten. Ir čia turbūt yra ne apie tai, ar ne? Kad net be abejo, čia ne apie tai. Taip, ir mes ir kalbam, žiūrėkit, labai malonu, ačiū už pastebėjimus, ačiū už nuomonę. Labai gera frazė yra, kai tėvai pradeda žeminti, ar ne, nuvertinti mokytoją, labai ramiai stovėti, dar galima tokį triuką padaryti, kai tėvai pradeda rėkti arba, pavyzdžiui, taip. Ačiū už nuomonę. Gal galite sukonkretinti, ką turėjote omenyje? Tai labai pasimeta žmonės, ar ne? Kai tu paprašai sukonkretinti tavo nužeminimą. Įsivaizduoji, kaip antrą kartą tą patį pakartoti. Toksai. Bet mes, turim sustabdyti tą netinkamą bendravimą. Ir jeigu tėvai tikrai netinkamai bendrauja, mes turim suaugusiam žmogui, kaip ir vaikam, pasakyti, stop, man nemalonu, kaip jūs taip su manimi bendraujate, ar ne? Nebijoti pasakyti. Nebijoti pasakyti. Ką tu čia man aiškini? Aš labai atsiprašau, bet tokį bendravimą aš turėsiu nutraukti ir paprašyti pagalbos, kad mums tarpininkautų, pavyzdžiui, mokyklos vadovas. Viskas. Tiesiog, mes neturim leisti, kad nustryptų ir žemintų, ar ne? Tiesiog, nes, natūralu, tada tu susiguži, tu pasimeti, tu išsigąsti, tu nebenori net prie to vaiko lysti. Ir tada kenčia kas? Vaikas. Vaikas kenčia,
dėl suaugusių žmonių intrigų. Aš esu tokiuose buvęs mokymuose intensyviuose, mes kalbėjom 2 dienas apie grobuonis ir auka. Ir iš principo bendraudami žmonės būna 3 dispozicijose. Tai reiškia, gali būti grobuonis, gali būti tokiam santykiai, kokiame esame mes dabar bendraujame, tas kaip čia normalus santykis vadinamas, ir auka. Ir jeigu grobuonis pradeda pulti, tai kita pusė, jeigu irgi taip pat puls, tai visiška nesąmonė bus, ar nebus kalbėjimas, tada gali papulti į aukos poziciją, tai tada dar blogiau bus, reiškia, kaip jūs ir sakote, ar ne, jeigu pasiduoda tai visai puolimui ir tada labai sunku išlipti iš tos aukos pozicijos yra. Ir kad tai, ką jūs ir sakėt, kad mokytojas turi perėti tą normalų lygmenį ir bandyti tą tėvą nuleisti tą normalų lygmenį, o ne bandyti arba paimti aukos poziciją, arba perėti atgal į grobuonės poziciją, nes būna ir taip, kad ant tavęs puola, tai tu... Taip, du rėkiant, 2 suaugę žmonės ir rėkia vienas ant kito. Tai bent kažkuriam išlaikyti pagarbą labai svarbu būtų, ar ne? Tai čia... Tu nusidėmpi į žemyn iš tos... Arba jeigu kažkas yra aukoja, irgi gali pasikelti į viršų būtent per tą pagarbų santykį, per pagalbų bendravimą. Ir aš kaip sakau, tokią gudrybę galima panaudoti, kadangi mūsų kūno kalba labai stipriai padeda mūsų savijautai jaustis. Tai kai jaučiam, kad mus jau pradeda kuolų, nesusiriest, o atvirkščiai ištiesti pečius, pakelti galvą ir mintise kartu atpalaiduok, ar ne? Tu tada atsipalaiduoji ir labai ramiai žiūrėti. Į akis labai sunku žiūrėti, ypatingai agresoriui, bet čia į trečią akį žiūrėti yra patogu. O atrodo, kad tu žiūri į akis. Ir tie rėkiantis, pavyzdžiui, tie patys tėvai pasimeta patys labiau. Nes tu pamatai žmogų, kuris nebijo, drąsiai tavęs klausosi. O dar pas to, kai išrėkia, dar sakai, ar aš teisingai supratau, kad jūs nerimaujate dėl savo vaiko? Ar aš teisingai suprantu, kad jūs norite, kad aš jums su vaikui parašyčiau gerą pažymį už tai, kad jisai nemoka pamokos? Ir tada toks įvyksta... Taip. Bet kaip mokytojas sako, bet tokiuose situacijose tu pasimeti, tu nežinai, normalu. Ir aš sakau, treniruotis prie veidrodžio, atsistoji su kolegomis, kad tai taptų ant tiek natūralu ir paprasta, ar ne, kad jau joks tėvas tas neišmuš iš pusiausvyros. Geras. Labai žemiški ir geri patarimai iš tikrųjų. Čia ne tik mokytojams turbūt, ar ne su tėvais, čia apskritai kažkokiose tai situacijose, kad ir turbūt galima gerus pavyzdžius paimti, dažniausiai konfliktai vyksta tarp vairuojančių žmonių tarpusavį, ar ne? Vienas pradeda rėkti, kur tu važiuoji, ir jau kitas pradeda rėkti, gaunasi konfliktas. Būna kartais padarau tiesiog nusišypsau. Arba padarai. Gražiai kažką ir tada, ir iš tikrųjų, ir tada tas žmogus irgi, ir nusileidžia ir nebėra konflikto, bet jeigu tu jam irgi atgal sakai, kad tu esi kažkoks tai. Taip, kad jūs auklėkit savo vaiką, čia jūsų vaikas toks ir tada tu jau nieko negirdi, nes tu gini savo vaiką. Natūralu, tu gini savo vaiką. Geras. Labai aktuali tema iš tikrųjų ir galvoju, kad visi mokytojai su to susiduria ir praeina tą kelią. Ir tikiuosi, kad pavyksta per laiką įgyti tą storą skūrą ir kabutėse, kad... Aš labai norėčiau, kad nereikėtų įgyjinėti tos storos skūros. Aš labiau norėčiau, kad tėvai pradėtų irgi galvoti, ar ne? Ir kad daug dažniau tėvai mokytojams pasakytų ačiū. Ačiū už tai, ką jie daro ir galbūt kartais net ačiū už tą prastesnį pažymį, kuris vaikui gali, spirti vieną vietą ir galbūt labiau pasipurtyti ir pasitempti, ar ne? Arba, pasakyti ačiū, kad išmokė kažko tai, ar ne? Ta prasme, yra daug dalykų, už ką mes turime jiems padėkoti. Ir patikėkit, tas ačiū kitiems užaugina sparnus. Mes dėkosim mokytojams, mūsų vaikai jaus pagarbą mokytojui, mūsų vaikai norės jiems sakyti ačiū, nes pavyzdys gimsta iš mūsų. Jeigu mes prie vaikų aptarinėsim, koks mokytojas yra, kaip jisai taip, dievulėliau ir čia taip toliau, ar ne, kad tai yra blogis, tai, natūralu, kad vaikas kaip žiūrės. Bet čia yra vienas niuansas. Mes vaikus irgi turime mokyti, kad yra mokytojų, kurie elgesi netinkamai. Yra. Ir čia mes turime, neleisti šito dalyko, taip neabsoliutinant visų, bet kartais keletą mokytojų sugadina visą mokytojų reputaciją. Ta prasme, kad tada tu pradedi galvoti, kad visi tokie mokytojai. Tai rėkti mokytojui nėra geras tonas, nėra. Tai rėkianti mokytojų irgi reikia sustabdyti. Aš už vaikus ir mokau. Jeigu mokytojas nukelia balsą ir rėkia, tu irgi gali sakyti, stop, man nemalonu.
Arba mokytoja, kai jūs taip garsiai rėkite, man sunku suprasti. Aš manau, kai sako, tu nesi mokykloje, tu žinok, taip negali pasakyti. Sakau, žinau, tikrai žinau, kad tai yra labai sunku pasakyti, bet gal ateis laikas, kai tu būsi jau paauglys ir tu tos drąsos tokios jau kitokios turėsi, kad tu išdrįsi tai pasakyti, ar ne? Kad tiesiog, ar ne, kad mes netinkamą elgesį ir mokytojo turime sustabdyti, nes kartais mokytojas irgi gali nežinoti, kad tam tikri dalykai žaidžia. Be abejonės, tikrai, tarp kitko, labai neseniai girdėjau istoriją čia gal ne apie tą situaciją, kur vyksta dabar karas, ar ne, Ukraina ir panašiai, ir kad viena mokytoja, neminėsiu nei mokyklos, nei nieko, bet palaikė tiesiog agresorių, ar ne, tai vaikai ant jos kabineto durų pakabino Ukrainos vėliavą. Super, va, tai buvo čia toks irgi saviraiška tam tikra, kad vaikai irgi pasakė jai iš tikrųjų, ką jie galvoja apie jos poziciją. Taip. Ir tas irgi yra svarbu. Tai yra kritinis mąstymas, ar ne? Vaikai turi atskirti, kur yra teisingas elgesys, kur neteisingas ir nepataikauti netinkamam elgesiui. Jam nereikia pataikauti. Paskui mes irgi, tada vaikai, kai sakom geriau, tu geriau patylėk, tu geriau tą mokytoją nieko nesakyk, nes paskui gausi mažus pažymius, ar ne? Tu geriau jau žinok kaip. Gerai, negali mokytojai, pasakyk tada tėvam, nueik pasakyk pavaduotojai, parašyk laišką. Bet kelk problemą, neapsimes, kad jos nėra. Aš manau, čia gal yra pats pagrindas matyti problemas ir dėti žingsnį, kaip padaryti. Aš bent jau stengiausi daryti. Nepavyks, bet aš dariau. Tam tikrą prasme čia ir kultūros formavimas, ar ne, yra visos visuomenės, ar ne, kad jeigu matome, kad kažkas skauda, einame ir sakome, ir paskui tas atsiliepia ir gyvenime, kad jeigu mes matome kažkur tai valdžia galų gale kažką neteisingai daro, ar ne, ar kažkokia visuomenė kažkokia narinė teisingai daro, ar mes netylim ir nebijome pasakyti, kad man atrodo, kad čia kažkas negerai. Ar ne? Gal aš ir suklysiu, ar ne? Gal man, pavyzdžiui, pasirodys, kad mokytoja vienam parašė didesnį pažymį, kitam mažesnį, nors atrodo vienodai. Bet tuomet mokytojas labai galės gerai argumentus pasakyti, o kodėl tai buvo. Ir tai yra dar vienos pamokos, kad kartais aš galiu nuspręsti, kad tai yra neteisinga, nors iš tiesų tai yra tiesa. Į gerą kelią nuėjau, apie susiduriu ir savo šeimoje esu susidūręs ir daug kur tuo susidūrė, tai kai yra daugiau negu vienas vaikas, ar ne, pradedama lyginti. Tas geresnis ten, tas geresnis toks, tas gražesnis, tas bjauresnis ir taip toliau ir panašiai. Ir ką jūs dabar sakote ir apie tos pažymius, ir vaikai irgi greičiausiai mokytojų yra lyginam. Kaip mokytojų išvengti to lyginimo vaikų, nes jų yra 20 ar 25, nes vaikai tą jaučia, tą lyginimą, ir jiems yra skaudu, ar ne, ir nebūtinai tas lyginimas, tai yra dažniausiai, jis yra visada prastas dalykas, ar ne, o čia dabar pradeda lyginti, va, šitas matematiką moka geriau, šitas blogiau, bet galbūt kitas vaikas visai kitoje vietoje yra be galo stiprus, ir kaip to išvengti ir padaryti, kad... Aš labai abejoju, kad tai realu išvengti. Mes patys šiaip žmonės iš prigimties lyginam save, ar ne? Taip. Galit sakyti, kiek tik norit, svarbu lyginti save su vakarykščiu savimi. Taip, ar ne, aš lyginu save su vakarykščiu, bet tam, kad aš palyginčiau, kurioje aš apskritai vietoje esu, ar ne? Aš turiu vis tiek kažką pasilyginti, ar ne? Kad, bet aš tuomet galiu savo, gal man ten iki to 10 dar labai labai yra toli, ar ne? Jeigu aš jau noriu, ką aš turiu padaryti, tą kelią nueiti. Taip, bet aš, tą ir matau rezultatą tarp kažkokių tai vaikų, ar ne? Būti geriausių tarp prasčiausių, ar ne? Taip ir esu, ar ne? Bet tiesiog mes tą įsilyginam. Tai lygiai taip pat, ar ne, ir mokytojui dabar nesulyginti tų vaikų, čia ten tas gabus čia. Mes tada nekalbam apie diferencijuotą mokymąsi. O tai kaip tada išskirti? Aš matau vaiko gabumus. Natūralu, kad aš jam turiu paruošti kitas užduotis, ar ne? Kad jisai ten labiau atsiskleistų, gal daugiau padirbėtų. Tai kaip tada aš, nelyginant, tai padarysiu? Žiūri visus vienodai. Tai tada aš nepadėsiu vaikams, ar ne? Nes gal aš ir matau. Bet čia yra svarbesnis dalykas, kad man tas labiau patinka. Aš galbūt apie tai ir turėjau. Taip, būna, kad tas... Patikimo klausimas. Jisai man patinka ir mes tada tas, kuris patinka, kartais net nematom, kad jisai simuliuoja, kad jisai gražiai gal ir pamanipuliuoja, nes moka labai gražiai įtikti, sutikinti. Arba gąsdinti. Čia jau kaip bus, ar ne? Kokią strategiją vaikas pasirinks.
Tai mokytojui be galo svarbu įsivertinti, kaip aš galiu padėti tam vaikui. Jeigu matau, kad jam gerai labai sekasi, kokias aš papildomas užduotis, ar ne? Kaip aš galiu stiprinti šitos gebėjimus. Nes reikia suprasti, kad jeigu vaikas turi tam tikroj srity gabumo ir mes jo neskatinam, jis gali tapti vidutiniokas. Arba netgi prie prastesnių vaikų, nes jisai nejaučia iššūkio, nejaučia to sugebėjimo sustoti, ilgiau pagalvoti, nes ypatingai tie gabesni vaikai, jie greitai daro. Be abejo. Ir natūralu, kad greitai darant tu gali palikti klaidų, bet jiems pasitikrinti yra labai sudėtinga. Tai, gal čia tuomet aš duodu sudėtingiau, bet mokau sustok ir pasitikrink, ar ne? Įeik į gylį, truputėlį daugiau, bet jeigu matau, kad vaikui silpniau sekasi, ką aš galiu padaryti, kad jį pastiprinti? Kokias jam užduotis duoti irgi, kad jisai gal nepaeina su bendraamžiais, su klasiokais ir jisai atsilieka, nes turi spragų. Tai gal aš jam duosiu dar atgal žingsnį, bet jisai ten patir sėkmę ir norės eiti į priekį. Tai nėra, kad atsisakom lyginimą, atsisakom mylimukų ir nemylimukų. Svarbiausia, atsisakykit mylimukų ir nemylimukų. Taip, o jeigu turit nemylimuką, labai svarbu tai pagalvoti, kurios savybės to vaiko mane labiausiai erzina. Čia jau apie mane yra. Tada. Ir ar tai nėra apie mane? Tai... Čia jau tikrai taisyklė, pat žinau, kad jeigu kažkas erzina kitame žmoguje, tai pradedi žiūrėti iš karto, kas čia man pas mane yra negerai. Kas man nepatinka tame. Ir kuo labiau tuomet į tą vaiką mes atkreipiam dėmesį, pamatant jo gerasias savybės, tai aš laiką sakau, jeigu yra vaikas, kurio negalit pakęsti, būna. Būkim teisingi, būna taip, kur tu... Atidėjau, kad jau šiandien nėra klasėje, ar ne? Tai būna be abejo ir žmonių kažkokių, kurių nenorim matyti. Bet būtent į tą vaiką reikėtų paklausti geriau, ką jisai gero daro. Ir kiekvieną dieną treniruoti smegenis, matant tame vaike ir gerus dalykus. Ir kai mes pradedam matyti tos gerus dalykus, įvyksta toks stebuklas, vaikas kažkaip ima keistis. Na, čia turbūt tas smegenų savybė, kad jos keičia savo fizinę būseną, ar ne, ir dėl to mums paskui vis dėlto gali atrodyti visai kitaip. Man visą laiką, galvoju, visai nemažas iššūkis yra mokytojams ir mokyklai, kada visa sistema spaudžia šimtukui, ar ne? Bet gyvenimas iš tikrųjų tai sako, ne, tas šimtukas, tai žinokit, iš tikrųjų labai retai kada reikalingas ir kad gyventum laimingai, ar ne, tikrai nereikia 100. Kai kurie vaikai tiesiog to nori, ar ne, ir natūraliai nori be jokio spaudimo, bet pati sistema vis tempia į viršų. Kaip mokytojui balansuoti, ar ne, tarp šito spaudimo iš viršaus ir to gyvenimo suvokimo, kad neišlaikymas egzaminų gerai nėra gyvenimo pabaiga ir kad gali sėkmingai, laimingai ir taip toliau gyventi netgi neišlaikęs egzaminų ypatingai gerai. Gal aš iš vis sakysiu, kad mažiau reikėtų akcentuoti tos egzaminus. Bet jie akcentuojami, matome, reitingai ir taip toliau. Ir... Mes taip užstrigę vaikams kalti galvą, kad jį dabar nesimokysi, ateis laikas, kai bus egzaminas ir tada tau bus blogai. Negalvoja vaikai apie ateitį. Taip plačiai, kaip mes suaugę negalvojam apie tą ateitį. Taip plačiai. Kas turi strategiją 10 metų į priekį, ar ne? Mes galim ją turėti, bet ar mes tikrai taip viską nuosekliai darysim? Sutikit, ar ne? Pasirūpinti senatvę reikėtų dabar. Taip, rūpintis sveikata jau dabar reikėtų sportuoti, atsakingai. Kiek iš mūsų tai daro? Taip sąžiningai. Vienetai, tiek šimtukininkai tie. Ne visada, bet taip. Čia aš perkeltinę prasme. Tai kada mes vaikam pradėtumėm akcentuoti ne tai, kad tu turi mokytis dėl pažymio, ar ne, dėl to šimtuko, dėl egzamino, bet tu turi mokytis dėl savęs. Tu turi suprasti, ką tu mokaisi. Ir jeigu tu nesupranti to dalyko, nesidžiaug, kad praėjo, šita tema baigėsi. Kitą temą bent jau suprantu. Aš nesuprantu šitos temos. Grįžk prie jos ir išmok. Gausi gal mažesnį pažymį. Tai ne apie pažymį, apie supratimą. Kad visa tai dabar prašokai, kitais metais vėl tą patį turėsi ir tu vėl nesuprasi. Tai gal sugrįžk čia. Ir mokytojai, kada tuos dalykus mes ir fokusuojam ir mokomės, kad svarbu suprasti ir į ilgą laikę atmintį įsidėti, o ne atsiskaičiau ir pamiršau. Kaip mes dabar mokomės? Išmokau, atkaliau ir išmetu. Ir pusės dalykų tu net nesupranti, ką tu mokeisi. Tai šitą sistemą mes turime keisti. Gal yra, aišku, labai didžiulės programos, labai daug visko reikia išmokti, ar ne?
Ir natūralu, kad smegenys vis dėlto yra ribotos savyje viską išmokti, ar ne? Ir laikyti. Jeigu mes tai pradedam mokytis 11 klasiai, tai taip. Bet pati visa švietimo programa, jeigu ją nuosekliai peržiūrėtų, tai kas eina nuo 1 klasės kiekvienais metais, vis prisideda po daugiau. Tai yra kartojimas, daugiau ir daugiau. Tai reiškia, kad kiekvienais metais tu kartoji tą patį, tik pridedi daugiau. Ta pačia istorija tu mokaisi 5 klasiai, tą patį tu mokaisi 8, 9, tik pagilinta dar plačiau. Tai jeigu tu nesupratai 5, kas yra renesansas, tai tu iš naujo mokysi šitą žodį, teisingai. Jeigu čia tau paliko sėklą suvokimą, kas tai yra, ir tu eini ir sakai, o čia apie tai, ar ne, čia yra gotika, tai natūralu, kad nereikės viso to iš naujo. Vėliavas, jeigu tu mokeisi 4 klasiai ES, tau nereiks jų iškalt prieš egzaminą. Tai bus natūralu. Bet kai mes orientuojamės į kalimą ir tada kaltinam, kad švietimo sistema labai daug visko mums prikrauna, tai yra ne apie tai, kad daug prikrauna, o apie tai, kad mes nuosekliai nesimokom. Na taip, aišku, mokytas jisai siekia geresnių rezultatų, ar ne, nori, kad vaikai pasiektų, bet kartais reikia labiau suprasti, negu gauti gerą pažymį, ar ne. Ir be abejo, čia didžiulis dalykas yra. Man dar toks visą laiką kildavo klausimas, į kurį aš neturiu atsakymo. Mokytojo darbas yra toksai labai pasikartojantis, jeigu imsime didelį laiko tarpą. Ar ne, sakykime, imam 30 metų ir tu tą patį dalyką metai iš metų darai tą patį. Ne, kažkiek keičiasi programuoja ten ir panašiai. Kaip išlaikyti motivaciją, lyderystę ir taip toliau, neprarandant budrumo ir to tokio atsinaujinimo, atsišviežinimo, nes tikrai po daug metų dirbdamas tą patį dalyką, tiesiog tavo smegenys lygiai taip pat susiformuoja tam tikrą formą kažkokią ir tu ten gali net nebesuprasti tam tikrų dalykų, kurie vyksta už tavo, tavo veiklos ribos, ar ne? Ką daryti? Kaip mokytojui su tuo, jam jau 50-30 metų tą pačias, tos pačius diferencialus, integralus dėsto vaikams ir kaip neišprotėti? Jeigu mokytojas nusprendžia, kad mokytojui mokytis nebereikia, ar ne, tai natūralu, kad mes turim stagnaciją. Bet kadangi tu tą patį dalyką gali dėstyti, ar ne, visiškai tą patį, bet auginti save kaip šviesovinę žmogų, domėtis galbūt, gerai, matematikoje ten kažkokių naujų ten tų formulės, ar ne, kurias tu turi mokėti, mūsų tik istorija keičiasi, vos ne ten požiūrį, ir ne tai, ką aš mokiausi, tai dabar jie tikrai visiškai skirtingai mokosi. Ir man pačiai net labai įdomu tai mokytis, nes mano istorijos suvokimas dar yra tas mylim tėtį ir nešam vėliavą, ar ne? Tai praplautų smegenų mano dar yra tas požiūris, kada aš mokiausi didelę dalį. Tai grįžtant ar ne apie tos pačius mokytus, tu turi save tobulinti galbūt ir tiek savo srityje, bet tiek, pavyzdžiui, vaiko raidos psichologijoje, ar ne? Kai dabar be galo daug visų tų mokslinių tyrimų naujų, ar ne, yra kaip smegenys veikia, kaip dirba. Koks mokymosi, kaip įeina į ilgalaikę atmintį, ar ne, kas vaikams padeda įsidėmėti, kas nepadeda, kokia pamokos struktūra geriau vaikams. Gal kažkokias aš noriu mankšteles įvesti, ką jos duoda, ką jos neduoda. Tasme, kad aš pradedu domėtis ne tik tai apie savo dalyką, bet truputį plačiau. Ir kuo aš plačiau mąstau, to niekada netampa nuobodu. Tai ir turbūt ir pamokos planą reikia keisti nuolatos, ar ne? Neprisirišti prie to, nes patogu, pasidarėjai. Viskas gerai, tu gali turėti tą planą, jeigu jis veikia, jeigu jis yra geras, ar ne, ir tu matai, kad jis yra. Bet tu toje pačioje vietoje, turbūt mokytojai sutiks, kiekviena klasė yra skirtinga. Kiekvienoje klasėje tas pats planas veikia skirtingai. Su vienais vienaip, su kitais kitaip. Tai gal aš galiu ir atkreipti dėmesį, pamatyti vaiką, ar ne, ir iškelti, gerai, žiūrėk, aš noriu su šita klase pasiekti tokio bendro rezultato, kad netgi tas šešetukininkas turėtų 8, ne dėl to, kad aš jam jį parašyčiau, o todėl, kad jis išmoktų, ką aš kaip mokytojas. Sikelti mažus tikslus kažkokius. Taip, ką aš tam mokiniui galiu, kaip aš galiu padirbėti su juo, kad jis pasiektų tą lygį. Kaip, ar ne, į tai atkreipti dėmesį. Arba ten klasės triukšmadariai, ar ne, kurie tą koją susikėlė. Ką aš su jais galiu padaryti? Jie vis dėlto yra vaikai. Bet kuriuo atveju vaikai klauso suaugusių, kai supranta jų autoritetą. Tai, kaip aš galiu to pasiekti, ką aš galiu padaryti.
Tai vad gal pakreipus ir pasižiūrėjus, kaip aš galiu padaryti savo įdomią pamoką, kai man jinai yra įdomi ir vaikam. Žodžiu, sujungti daugiau tokių ir minkštų dalykų, ne tik palikti tą dalykinį dalyką. Taip. Nes apie istoriją galvoju, kad čia su istorija gal problemų nėra, nes čia problema toks, istorija kontekstinis mokymasis, toks labai daug diskusijų. Čia kažkada buvau pas poną Bumblauską paskaitoje, tai jis apskritai istoriją visai kitą požiūrį turi ir kalba istorija ne apie datas, o apie tiesiog diskusiją kontekste, kodėl tuo metu taip vyko, ar ne. Tai čia iš vis labai įdomios pamokos gali būti ir vienos įdomiausios, ar ne. Dabar norėčiau pakreipti temą šiek tiek, kas turbūt labai aktualu ir labai skamba visoje Lietuvoje, tai apie specialiųjų poreikių vaikų integravimas, ar ne, į bendrojo ugdymo mokyklas. Ką apie tai manot? Aš manau, kad tai yra geras dalykas, kad mes pagaliau kaip valstybė pribrendom šitam, ar ne, ir mes nebenorim atskirti vaikų, nebenorim kažkur panaikinti, padaryti negyvenamos salos, ar ne, ir kur tos vaikus visus, ar ne, ten sudėti. Ar mes esam jau pasiruošę, aš abejoju ir manau, kad nesam pasiruošę ir tam reikia stipraus pasiruošimo. Mes dar kaip visuomenė nesam pasiruošę priimti kitokių vaikų. Galbūtėse, taip. Aš kaip sakau, žiūrėkit, ar ne, yra paprastas dalykas. Jeigu aš turiu regėjimo sutrikimų, ar ne, aš turiu naudoti akinius. Ar aš esu kitokia? Ne. Aš tiesiog su akiniais. Taip? Bet jeigu aš nusimsiu akinius, aš daug ko nematysiu. Ir aš tikrai darysiu daug klaidų. Aš tikrai galiu, net likti tekstų neperskaityti, ar ne, ir taip toliau. Tai lygiai taip pat su klausa, ar ne, jeigu aš negirdžiu, ar ne, tai ar aš jau blogas kažkoks, probleminis? Probleminis būsiu, jeigu neturėsiu klausos aparato. Aš tapsiu probleminis, nes aš negirdėsiu tiesiog, ar ne? Aš garsiau gal ir kalbėsiu, netgi rėksiu, nereaguosiu ir mane žiūrės tas požiūris. Lygiai taip pat yra, kai vaikai turi tą patį autizmo galbūt spektrą, ar ne, Aspergerio sindromą ir daug kitų elgesio, ar ne, galbūt ant skaitymo sutrikimai, ar ne? Disleksija, disgrafija, taip, ar ne, iki šiol dar, ar ne, vaikai žiūrimi, kad jie yra kažkokie nemotyvuoti, kad tinginiai, ar ne, net neįvertinam, kad vaikas tikrai gali turėti tiesiog skaitymo sutrikimą ir jam reikia pagalbos, visų mūsų pagalbos. Galbūt vaikui sunkiau emocijas sukontroliuoti, ar ne, bet jam reikia mūsų pagalbos. Ir kai mes padedam, tai natūralu, kad yra daug lengviau ir tam vaiko integruotis. Tai yra vaikas, tai yra žmogus, kuris irgi nori gyventi, turi visus savo poreikius, ar ne. Ir juos eliminuoti, kaip sako, jo, bet dabar padeda per pamoką, ten vaikas atsistojęs ir bet jisai taip stresuoja, jam taip nutiko. Tai kodėl mes turime dabar nuo jo nusisukti arba jį išmesti, ar ne? Bet pagalba reikalinga. Pagalba reikalinga ir mokytojui, nes neturi dėl to nukentėti kiti vaikai, ar ne? Ta prasme, kad, negali, jeigu aš nusiemu akinius, tai mokytojas prie manęsgi nesėdės visą laiką ir nerodys, kur man ten ką daryti, ar ne? Ta prasme, yra klasė, yra klasės darbas. Dėl to labai gerai, kai yra pagalbinis, ar ne, mokytojas, kuris padeda, kuris būna šalia to vaiko. Klausimas, kaip mes darom, ar ne, su to 2 valandom per dieną, ar ne, vienam vaikui ir taip toliau, tarsi to užtektų. Tai čia jau kitas klausimas, bet aš džiaugiuosi, kad tai vyksta. Nežinau, kaip mes Lietuvoje tai pasieksim, bet labai tikiu, kad visų sąmoningumo ir pilietiškumo gale mes tai padarysim. Aš kažkur girdėjęs esu tokį posakį, nežinau, kas taip sakė, negaliu įvardinti, bet stipri visuomenė, kuris sugeba pasirūpinti savo silpniausiais. Ne? Tai, čia... tai nebūtinai silpniausi. Aš labai taip. Ne tai, kad silpniausias, bet tai žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Taip. Nes... Čia kaip tas pats, kaip apie žmonės turinčius judėjimo negalę, ar ne? Tai pats miestas, ar gali žmogus su negali judėti laisvai ar negali. Čia aš apie tai kalbu, kad jeigu mes jais nesugebam pasirūpinti, ar ne, tai apie ką mes kalbam. Taip, tai ir klasėse, ir grupėse, ar ne, ta prasme, vaikai yra vaikai ir jeigu mes bijom dėl savo vaikų, ar ne, nes ką jie gali padaryti, mūsų vaikams. Išmokyti tolerancijos, išmokyti empatijos, išmokyti supratimo, kad yra visokių, bet tu niekada nežinai, galbūt vaikas, kuris turi autizmo spektrą, yra genijus.
ar ne? Jisai tam tikrus dalykus, tas pats Darvinas, ar ne, yra sakoma, Einšteinas, tam tikri žmonės, ar ne, taip, kurie... Liktais autizmo sutrikimą. Taip, ar ne, kur yra teigiama, ar ne, kad jie galėjo turėti jį, tą pačią disleksiją ir disgrafiją, ar ne, kurie turėjo. Ir yra be galo daug žmonės pasiekę. Tai juos atriboti, nuvertinti, aiškinti, kad jie yra tik tai probleminiai, nukeliantis problemų, manau, kad yra sunku. Aš, kadangi teko šiek tiek dirbti ir su klientų aptarnavimu, būtent su mokytojais, atsakinėjant į klausimus, skambinant po webinarų ir panašiai. Ir tikrai mokytojai kažkaip kartais kai kurie nesibodė išsakyti savo tam tikrą poziciją, neigiamą poziciją apie tai, kas šiuo metu vyksta. Kartais kaltina ugdymo meistrus. Mes, aišku, nesam ministerija ir priimantis sprendimus, bet aš asmeniškai kaip žmogus tikrai palaikau šį sprendimą, kad mes turime integruotis ar ne, ir kad visokiausių žmonių mes turime visuomenėje ir turime jiems atrasti vietą ar ne. Ir dažnai ten, kur yra kažkoks tai specialus poreikis, kitoje vietoje gali būti super kažkoks tai gebėjimas ar ne, kurio neturi tas normalus vaikas. Bet tenka susidurti su tokiom pozicijom, kad mokytojas sako, okei, gerai, bet man trukdo dirbti su vaikais, kurie yra itin gabūs ir čia dabar tie vaikai susigadinti savo gyvenimą vien dėl to, kad man į klasės krausis ten 2 ar 3 vaikus turinčius, nežinau, galbūt kažkokie tai specialiosius poreikius protinių gebėjimų, ar ten, nežinau, fizinius kažkokius specialiosius poreikius ir panašiai. Ir sako, man čia dabar tiems vaikams gadina gyvenimą. Kokia būtų argumentacija į šitą visą dalyką? Nuo požiūrio priklauso. Jeigu mes tiem vaikam teiksim, kad jie gadina gyvenimą, tai ir tie vaikai galvos, kad klasėje tie vaikai gadina gyvenimą. Jeigu mes vaikus mokysim, kad tam vaikui reikia pagalbos, ar ne, ir gal kartais jisai gali išsigąsti, gal kartais jam reikės perskaityti, gal kartais jam reikės nesijuokti iš tavęs, iš jo, kai jisai skiemenuodamas 4. ir 5. klasėje dar skaito, o pasakyti, tau pavyko, puiku, ar ne, kad mes jį padrasinam, kad mes jį palaikom, arba matom, kad kyla emocinės bangavimas, ar ne, kur tas vaikas toj kels stalą ir jį svies ir iš tikrųjų gali sužeisti kitą, kad kai vaikas supranta, ką reikia daryti, kad gal tuo metu greitai pasišalinti iš tos pačios pozicijos, bet nesmerkti vaiko, kad jisai yra monstras, arba atskirti, kada jau jam tampa nebegerai, nes kodėl tie vaikai pratrūksta, nes praranda saugumo pojūtį, o kaip prarandamas, tikrai pas mus yra vaikų ir mokytojų, žiūriu, kai ir balsą pakelia, ir trūksta kantrybė, ir jie ten išsigąsta. Bet žinai, gal aš dar didesnę problemą čia įvardinčiau, kad yra gerai, kai yra žinoma. Kai ateina tėvai ir pasako, mano vaikas turi. Specialiuosius poreikius. Ir mano vaikui geriausiai veikia tas ir tas. Mes kalbėjom su tais specialistais ir kai jau jisai ten pradeda sklaidyti sparnus, jau vadinasi, jisai praranda savikontrolę ir būtų gerai padaryti tą. Ar ne? Tai prasme, nes kiekvienas vaikas yra individualus ir kiekvienam yra individuali pagalba. Bet kai eina ranka į ranką, tai mes galim vieni kitiem padėti. Bet yra tėvų, kurie atsisako kategoriškai. Sutikti, kad čia yra kažkokia problema, ar ne? Ir išsitirti. Ar ne? Kad nueiti, kad būtų nustatyta. Va tada mes tam vaikui negalim skirti nei specialios pagalbos, taip, mes negalim skirti specialaus mokytojo, kuris šalia būtų to vaiko suteiktų pagalbą. Tada mokytojas jau turi tarsi elgtis kaip ir su visais, nes tu nežinai, kas jam yra. Bet tu jauti, kad kažkas yra, o tėvai sako, nėra. Tai aš kaip sakau visą laiką ar tėvams, ar ne, kad tai čia yra tas pats, kas ignoravimas, kad aš esu nėščias. Aš šiaip stora dabar. O kaip mokytojui įtariant, kad yra kažkas, kaip tėvams, kaip su tėvais kalbėti šitą temą, nes čia yra jautru. Labai jautru. Taip, nes jeigu tai nebūtų jautru, tai turbūt tėvai nekeltų didelio dėl to panikos, kaip ar ne, kad čia reikėtų. Pats pagrindas, ar ne, pačioj pradžioje mes su tėvais turime pasikalbėti, kad užduoti tam tikrus klausimus, paklausti, kaip tas vaikas elgiasi namuose. Ne, ką jūs darote, kai vaikas sunerimsta, ar ne? O kaip jisai reaguoja, kai reikia ten greitas pasikeitimas įvyksta, ar ne? O kaip jisai reaguoja į nesėkmę, ar ne? Ką jisai tokiais momentais daro? Ar jūsų vaikui reikalinga sistemiškumas, tada jisai jaučiasi ten saugus ir taip toliau. Ir tuomet mes per tokius klausimus užduodant, tuomet mes pasakom, ką aš pastebėjau mokykloje, kad labai dažnai, kur jau susidurėme su sunkumais, jisai sustoja, ar ne, kad yra besikartojantis garsai, ar jie ir būna ir namuose.
Ir kadangi ir ne, stebiu ir matau mokinius, aš rekomenduoju kreiptis į tarnybą, kad patikrinti, ar nėra kažkokio tai raidos sutrikimo. Ką jūs norite tuo pasakyti? Ir sakai, aš nieko, aš tik tai noriu padėti ir išsiaiškinti, nes jeigu mes turime, ar ne, man labai svarbu žinoti, kaip padėti jūsų vaikui. Jeigu mes neturime problemų, vadinasi, mes turim kažkokios elgesio problemas ir tas elgesio problemas mes visi turėsime spręsti kartu. Taip? Vat čia ir įeiti, nenupulti, kad jūsų vaikas kažkoks keistas ir jūs čia turite būtinai pasitikrinti, nes tai yra jautru. Bet kai mes kartais ir sakom, kad ne aš nustatinėju, aš negaliu nustatyti, aš kaip pedagogas turiu atsakomybę tai pasakyti. Nežiūrėkit, jeigu aš tylėsiu, taip, ir jums to nepasakysiu, tada jūs mane kaltinsit, kad aš nemačiau. Aš jums sakau, dabar jau jūsų rankose kamuoliukas, ką jūs su tuo darysite. Žodžiu, iš principo įti per tos tikslinius klausimus, referuojant į namus, kaip namuose elgiasi ir taip toliau ir panašiai. Ir kartais tada savo namuose viskas yra tvarkoje ir gali tai būti. Tada klausim, o kaip jis elgiasi su bendraamžiais? Ir tada kartais žinom, kad niekur neinama, nes tikrai kyla problemų. Ten, kur reikia nueiti į kokią aikštelę, ar reikia nueiti į kokius svečius, arba į žaidimų kambarį, kad ten vaikams yra sudėtinga. Ir jų tiesiog ten neveda, bet kai tu nevedi, tu tarsi ir sakai, problemos kaip ir nėra. O ką visuomenė laimi iš to, kad mes tą įvairovę skatinam, ar ne, priimam tą įvairovę, nes čia mes Lietuvoje tas kraštas, ar ne, po buvusi Sovietinė Respublika, po labai aiškių taisyklių, kokių žmonių būna, kokių žmonių nebūna, ar ne, taigi sovietinių laikotarpių nebuvo pas mus nei žmonių su specialiaisiais poreikiais, visi buvo normalūs. Su negalia visi buvo. Niekas nesiskyrė, ar ne, ir taip toliau ir panašiai. Dauniukų kažkokių buvo, kažkokia internatas. Internatas, ar ne. Ir ką mes galim pasakyti mokytojam, ką visuomenė laimi iš to, kad mes visi gyvenam darniai ir priimam visus žmonės, kokie bebūtų pažiūrų, gebėjimų ir taip toliau. Gal paprasta tą tokį suvokimą, kad visokių žmonių yra. Ir aš kaip sakau, mes ne vienas nesam garantuotas, kurioje barikadų pusėje galime atsidurti. Kažkada atsidurti. Tai lygiai taip pat, jeigu mes nepriimam jau nuo vaikų, tai kaip mes norime priimti, kada tu jau tampi pagyvenęs, kai tu tampi senolis, tu irgi tampi nebereikalingas, nes labai nepatogus. Taip, senolis yra su specialiaisiais poreikiais. Taip, mes visi turim tam tikrų specialiųjų poreikių. Be abejo. Kiekvienas turim savų Taip. poreikių, ar ne? Tai tas sugebėjimas priimti bet kokį žmogų ir sugebėti jam padėti, mes ugdom empatišką ir tolerantišką, ar ne, visuomenę. Mes neignoruojame, kad nėra problemų, nes jų yra. Ir kuo labiau mes jas priimam ir priimam kaip natūralų tokį dalyką, aš kaip sakau, pažiūrėkime jos kaip ir į vaikus, kurie nešioja akinukus. Tai tas pats tik tai smegenyse yra, ar ne, kažkoksai, bet tai yra poreikis. Tai yra sutrikimas tam tikro organo, neveikimas taip, kaip turi natūraliai veikti, ar ne? Reikia tik mūsų pagalbos. Ir mes vaikus auginsim labiau pasitikinčius vieni kitais, ar ne, nes ir empatiškus ir supratimą, kad yra pagalba, kur aš galiu padėti. Bet šiai dienai mes labiau, kada tau yra nepažįstamas tas vaikas, jisai keistas, tai ką daro vaikai? Juokis, tyčias. Ir jie tampa patyčio objektu. Ir tai tampa labai baisu. Bet jeigu mes to nuo mažų dienų, tai tampa visiškai natūralu, normalu ir tu priemi kaip pagalbą. Ir čia susiję yra su, galvojom, dabar girdėjot, Jūrate, apie didžiulį tyrimą darė apie tai, kas turi didžiausią įtaką gyvenimo trukmei. Ir didžiausią įtaką gyvenimo trukmei turi santykis su kitais žmonėmis. Rūkymas, alkoholis ten berods yra pagal įtakos lygį 7 ir 8 vietoj tik tais. Tai nereiškia, kad reikia rūkyti ir gerti. Ne, be abejo ne, bet kad santykis tai žmonėm ir laimingas žmogus, jis gali ilgai gyventi ir sveikai gyventi. Ir tai yra daug svarbiau negu visi kiti dalykai. Ir mes kartais tą šito vietą ignoruojam, ar ne? Ir aš galvoju, kad visuomenė iš to laimi laimę, sveiką ir ilgą gyvenimą. Na, aišku, koks tas santykis bus, ar ne? Nes destruktyvus ir toksiškas santykis tai sutrumpina gyvenimą. Aš kalbu apie kokybišką, apie gerą santykį.
Tai mes ir turime mokytis to kokybiško santykio, ar ne? Ir to pagarbaus bendravimo, ne baimės. Žinot, kai atsiranda, aš bijau įti pas mokytoją, kad neužsisėstų, aš bijau sukalbėti su tėvais, kad manęs neužsipultų. Mes suaugę žmonės. Tai ką mes kalbam apie vaikus, mes jiems irgi skiepėm, tu patylėk, tu neik, problemos nespręsk. Pradėkim nuo savęs kokybiškai bendrauti. Jeigu kita pusė rėkia, tai atgal nerėkiam, kvėpuojam ir sako, man nemalonu, kai jūs keliate balsą. Aš galvoju, iš tikrųjų, tiek mes šiandien daug prikalbėjom ir iš didžiulę atsakomybę mokytams, ar ne, ant pečių? Labai. Tai yra žmonės, kurie prisideda prie mūsų ateities. Tai yra ateities kūrėjai. Jie tikrai yra ateities kūrėjai. Aš lenkiu žemai galvą prieš juos. Tai yra, aš labai netgi kiekvieną kartą aš turiu vakarais dėkingumo ritualą ir aš visą laiką dėkoju visos Lietuvos mokytojams už tai, kad jie yra, kad jie neišeina, kad jie atlaiko, nesvarbu, kokį spaudimą jie begautų ir kiek jie yra kartais nepelnytai nuvertinami ir neduodama, nepakeliami ten, kur turėtų būti jie pakeliami. Tai aš esu be galo dėkinga jiems ir už tą kantrybę ir už tikėjimą, kad gali pakeisti, ar ne? Ir natūralu, kad ir jie daug ko mokosi ir aš labai noriu linkėti jiems, kad jie nebijotų mokytis ir nebijotų suklysti. Suklydau, ne taip pasielgiau, pakeliu galvą, einu į priekį, bet labai svarbu, kad jie turėtų sparnus, kad jie mokėtų skraidyti ir kad galėtų išmokyti skraidyti ir mūsų vaikus. Nes mūsų vaikai ateitis. Vau, mėlyje, iš tikrųjų jūsų misija yra, aš lygiai galvoju, kad mokytojo darbas yra pats prasmingiausias, koks gali būti. Vienas iš prasmingiausių tikrai. Vienas iš prasmingiausių, nes iš tikrųjų keičia ir konkretaus vaiko gyvenimą ir turi didžiulį įtaką ir to pačiu visuomenės, ar ne? Tai ačiū Jūrate už tokius gražius žodžius pabaigai. Tai tikiuosi, kad išgirdot kažko naujo šiandien. Ačiū Jūrate, kad atvykai į mūsų studiją. Labai buvo smagu klausytis tavęs ir susimatysime kitą kartą. Viso.